Detaliau apie dantų protezų tipus. Dantų protezavimas gali būti skirstomas į dvi didelės grupės. Išimami protezai ir fiksuoti protezai, kurie tvirtinami ant dantų arba ant implantų nenuimamai. Iš dantų protezų, kurie yra fiksuoti, yra kelios grupės. Pirma, pilni vainikėliai, tokie kaip čia. Pavyzdys ant implanto, bet ant danties pavyzdys panašus. Tiltai. Arba mikroprotezai, laminatės įklotai ir užklotai. Čia turime laminatės pavyzdį. Uždengiamas tik tai priekinis danties paviršius. Iš išimamų protezų dvi didelės grupės. Pilnos visos žandikaulio plokštelės, kurios niekaip nesitvirtina, o guli ant gleivinės ir dažniausiai pacientai nėra tokiu protezavimu labai patenkinti, netgi jeigu tas protezas ir neblogai laikosi, vis tiek jisai turi daugybę savo trūkumų. Ir geresnis scenarius, kai dar likia kažkiek dantų, kaip kad čia, išimamas protezas, kuris atstato trūkstamas vietas. Ir nereikia dėti tiltų ir gadinti dantų. Aišku, geresnis scenarius čia būtų implantai, nes vis tiek išimamas protezas turi daugybę savimybių. Čia matome termoplastinį išimamą protezą, vadinamą biugelį. Tie biugeliai gali būti ir metaliniai, jie ženkliai tvirtesni ir ilgamžiškesni, bet pacientam labiau patinka termoplastiniai dėl to, kad jie yra dantų spalvos ir nesimato metalinių kabliukų. Čia turim viršutinio žandikaulio pavyzdį. Iš visų išimamų protezų lanko atraminiai protezai yra patys patogiausi ir jeigu pacientas negali savo dėl finansinių priežasčių arba dėl biologinių priežasčių leisti implantacijos, tai irgi geras sprendinys. Kita didelė grupė – dantų protezai ant implantų. Tai gali būti pavieniai vainikėliai kaip čia, gali būti viso žandikaulio lanko protezai ant 4 implantų, jie gali būti laikini, gali būti nuolatiniai, gali būti pavieniai tiltukai ant implantų, kaip pas Joną daugybė įvairių scenarijų. Nuolatiniai viso lanko protezai gaminami iš metalo ir ant viršaus plasmasės, arba jie gaminami cirkoniniai pilnai, arba cirkonis ant titaninės balkės. Yra dar keletas rūšių, bet jos naudojamos rečiau.